Aš Aidas Baublys, šiuolaikinis poetas, literatūros ir meno gerbėjas. Aš Domantas Liekis, gamtininkas, gamtos žurnalistas. Šiame projekte debiutuoju kaip operatorius. Mūsų tikslas aplankyti 10 turistinės traukos objektų, kurie šiais metais tapo didžiojo žygio po Baltijos šalis stotelėmis Lietuvoje. Laukia ilgas kelias, įdomus pašnekovai, negirdėtos istorijos ir svarbiausia, nuotykiai didžiajame žygyje po Baltijos šalis. Šiais metais tai nėra didžiojo žygio po Baltijos šalis lankomas objektas, tačiau lankantis Platelio apylinkėse neužsukti į plokštinės raketinę bazę tiesiog nevalia. Čia buvo kaip starto aikštelė raketai, iš kur iš centro galėjo nuspausti mygtuką ir paleisti būtent iš šitos vietos. Ir sprogdiklis buvo ant tiek galingas, kad galėjau nušluoti didelę teritoriją. Ir jeigu nors viena raketa iš čia būtų pakilusi, būtų atsakomasis smūgis iš NATO šalių ir šiandien mes čia nevaikščiotume kaip po muziejų lankomą vietą. Dešimties tūkstančių nugarą prie šio projekto lenkusių kareivių džiaugsmui bazė buvo baigta statyti 1963 metų išvakarėse. Nuo to laiko ši vieta buvo įslaptinta ir griežtai saugoma, todėl apylinkių gyventojai net neįsivaizdavo, kad jų pašonėje laikomos 4 termobranduolinės raketos. O dabar didžiojo žygio po Baltijos šalis lankomas objektas – užgavėnių kaukių muziejus Plateliuose. Čia eksponuojama galybė kaukių, kurios padėjo vyti žiemą iš kiemo. Pasakojame apie unikalias lietuviškų užgavėnių tradicijas ir simboliką. Apie užgavėnių kaukių gamybą sutiko papasakoti pats šio amato meistras Antanas Vaškys. Tai, o jūs pats kiek jau esat pagaminęs užgavėnių kaukių? Oi, niekad neskaičiavau, nes gal keli šimtų. Nesakyčiau, kad daug, tas nėra mano pragyvenimo, kaip saka, šaltinis, bet toks poreikis žiemos metu, kada prieš užgavėnes ir pareikalavėjams, ir žmonės užsaka, ir parodom, būtent čia vykstančiom parodom, kurios vyks kiekvienas metas parodom konkursams. Padarau. Nežinau, ir susidarytų gal keli šimtą. Tai aš taip suprantu, kad kiekvienas turi turėti savo unikalią kaukę, ta prasme negalima užgavėnės naudoti jau kažkino naudotą kaukę. Jau mūsų čia tikrai negal būti uniforminis dalykas. Nes pačių užgavėnių, tų persirengėlių, tų visų kompanijų esmė ir kad kiekvienas persirengėlis turės savo ryškus charakteris. Ir nebuvo dviejų beveik vienodų, net panašių. Kiekvienas turės savo vaidmenį to viso procese. Ir daktaras ir šalia giltinį. Kitą daktarą ir giltinis, tai nieks nebūtų pripažinęs to kompanijų. Arba, pavyzdžiui, tas pats Velniuks, kuris ten gal viens, gal du, bet irgi daugamų nebūdavo. On buvo toks vikresnis kažkoks, ten šposus krėsdavo kažkur tai, sako, net ant stogų užlipdavo, ten jeigu neįlesdavo, pačiau kamenus užkirsdavo žmonės. Dalia Jakštienė geriau nei bet kas kitas išmano tikrasias užgavėnių tradicijas, kurių laikėsi mūsų seneliai, proseneliai ir tebesilaiko Platelių miestelio gyventojai. Čia ir žydų kompanija atėjo pas žmogų keimą. Ir čia situacija ir tokia. Gaspadorė neįleidė trobą žydų. Gaspadorius gerai įsiveizėjus sėdi trubo prie stalo, skaito laikraščius. Gaspadienė tik dabar te pareni štvartą, bet žydą anos nemata. Į ko naniai darys? Aniai pirmiausia kries šposus. Šposus viens. Vėlis pasilėpa jau ant stogą, užkimš kamen, kad rūktų tam žmogui trobą, kad anam būtų didelė nemalonė. Kits žydoks. Atsiklaupsi kelius už mūzos upelėnas longus, kad ons nematytų pro longus,
dėl to, kam neįleidai trobą. Bet visą situaciją išsispręs tuomet, kai žyda pamatys, kai jau parėjai šeimininkį, tuomet anei pašoks, padainiaus, šeimininkė, aišku, kol nors anims daus, į visą problemą išsispręs. Nes seniau, jeigu žyda neįleisdavo, žyda krėsdavo visokiausius špuosus. Ar trubos duris užrėms, ar dabikau padirbs. Nu, vienu žodžiu, į trubą ir į vidų įeida visokius bet kas krėsdavo. Negant, kad dar į laukį, dar trubą bikau pasistengdavo pavokti, pakavoti, kad tik tas kol nors padaryti, bet tai išpūsta nebūdavo piktybinė. Tai iš tiesų man antrinis objektas labiau patiko, nes galbūt aš esu vis dar mažas vaikas, bet šiaip žymiai įspūdingesnis muziejus, bet kadangi pats pastatas savaime jau yra rimtas ir įspūdingas dėl savo paskirties. O Užgavėnių kaukių muziejus yra tiesiog gražus ir gal galima sakyti originalus, nes tai yra, kiek supratau, vienintelis. Bet plėsti savo pažinimo ribas, stiprinti ryšį su tautos istorija ir kultūra visą laiką į naudą. Lankymasis Užgavėnių kaukių muziejuje žygio dalyviams kainuoja vos 3 litus. Neįtikėtina, tačiau už tokią niekingą pinigų sumą galime įsigyti malonių įspūdžių ir vertingų žinių. Aplankykite didžiojo žygio